su viena iš šitos parodos dalyvių. Mes esam 3, tai yra Karina Matiukienė ir Žydra Ridulytė. Mūsų šita grupė buvo audimo centre Tasaroje mėnesį, tai buvo 2009 metai. Ir paroda ir vadinasi Žinia iš Kerelos. O Kerela tai yra Indijos valstija, jinai yra pietų pusėje. Štai valstijoje yra Kalikat miestelis, kuriame yra Tasaro audimo centras, kuriam vadovauja 2 nuostabus vyrukai Vasudevanas ir Bali Krišna. Visi norintys gali pas juos nuvažiuoti, bet kaina yra pakankamai brangi. Tai šita paroda, aišku, ne apie pinigus yra, o apie dvasingumą daugiau, kurį mes tikiuosi parsivežėme iš Indijos. Ir kiekviena iš mūsų bandė čia parodyti savo nedidelę kolekciją darbų, kuriuos ir išaudėme Tasaro dirbtuvėse ir kažkokią tai mintį, kuriai susiformulavo. Norėjusi kažkokį tokį ryšį tarp rytų ir vakarų, rytietiškos tradicijos, kadangi apskritai tai yra tekstilės tėvynė rytai, Indija, Kinija, Vietnamas, Kambodža ir visa kita, o gyvenam tai mes Lietuvoje. Ir kažkaip norėjusi padaryti, kad ir būtų šiuolaikiška, bet ir tradicijos būtų. Performansą ir šitą akciją darėm inspiruotos Puta partija pamatytų valkatų, kurie beria kalkės tau tiesiai prie kojų ir prašo pinigų. Tai tas, reiškia, keistas jausmas mus tiesiog įkvėpė su Katriam Karina Matiukienė padaryti šitą performansą, tik tiek, kad mes naudojame miltus, tai kas yra lietuviams labai svarbu. Nes lietuvis be duonos, tai niekas to neįsivaizduoja. Ir čia toks ir gavosi pamąstymas, aš esu čia ir dabar, apie laiką. Tai, kad reikia branginti kiekvieną sekundę, kiekvieną akimirką.